Ką labu kažką. Porą dienų nefilmavau, porą vakarų tiksliau nefilmavau, tai paupdėtinsiu, kas nuveikta, kas liko, ką norim padaryti, kas kaip, kur ką ir dėl ko. Tai pradedam dabar nuo salono. Lempa kur? Lempa va. Tai dabar turim ką? Turim va tokį vaizdą. Čia jau plius minus atskirintos skylės, skylių jau kaip ir nėra, dar čia patept kažkur kai ką reikia. Bet jau link tos pusės, kur turėtų būti gerai. Toliau, ką radau? Radau va tokį reikalą su skylutėm. Bet šitą reikalą netvarkysiu, nes nenoriu slenkščio gabalo pirkt, kad būtent šitos vietos pasidaryt, o pasidaryt pats negaliu, nes neturiu kuom taip pasidaryt. Ir šiaip, prieš žiemą išvaizdą slenkščių darytis nelogiška, nes tautis man sugrauš šitas arkas. Tai duris, kad sugraužti nieko baisaus, duris nedaug kainuoja sedano, tai pasiėmė ir pasikeitė, bet didžiausia problema bus ties šituo vakantu. Nes ratu, jeigu brūžini duris, automatiškai šitas kantas susigraužia. Toliau ką turim? Durų neturim. Išimtas. Toliau salone ką turim? Turim, kaip ir sakiau, šitoje pusėje išlygintą dugną jau. Tai liko pašveisti ir padažyti. Čianai likę porą skylių ir varžtas. Va šitas va. Tik tai čia reikia dar išsipjaut. Sėdynės įstatyti, taip pukšt padaryti va. Toliau, grįžtam prie svirinimo darbų, grįžtam prie kampo. Tai dabar jis nelabai seksi atrodo, bet jis seksi neturi atrodyti, jis turi atlikti savo paskirtį. Kodėl aš čia su juo tiek rūrinuosi ir va šitą nesąmonę, taip va čia viskas atrodo iš apačios. Tai va dabar didžiausias darbas likęs virinimu ties šitą vietą. Toliau. Labai susaikiu sprendžiam klausimą ties šituo ką čia padaryti. Nes dabar turim ką? Judinį ir blėt juda jis. Jo papa, Tai nežinau, kaip čia mes su juo susisuksim, pasigalvoti reikia dar tiksliau, nes jeigu keis skardą šitą galvojam vakariau, kad čia tipo nusigrįžiai, pats naują idėjai ir viskas, bet ne velnio. Šitą skardą dengia ir dar ten man visur pasislėpia. Tai šitą klausimą tiesiog, manau, va čia sugalvojom, kad reikia biškį prisivyrinti, ką nors išsitempt. Grįžtam prie arkų. Jum gal ir iš išvaizdos nieks nepasikeitė, bet turim tokį reikalą, kad čia jau užpurkšta epoksidiniu gruntu ir paprastu akriliniu gruntu. Tai šiandienos planas nusidažyti šitas mano nuostabės kreivos arkas. Jos, aišku, matosi, kad kreivos man vienodai, nes šitą mašiną važiuos žiemą. O galbūt ir vasarą, jeigu išgyvens žiemą. Ir jeigu čia bus kažkiek kreiva, man dėl to galvos neskauda, nes čia bateris. Tada šitą susivyrint, nes čia bus krešų. 100% bus krešų ir aš nenoriu, kad man svarytų radiką ar dar kažką. Čia lempos, posūkiai, visakyta, keičiamos detalės, nieko baisaus, bet kad kai radikas koks nueis, bus reikalų. Ką vakar nuveikėm su Eigiu? Aišku, Eigis labiausiai padėjo, nes aš vyrinau prie slenkščio, tai man reikėjo tik tai pavyrinti, jis papjaustė, pamatavo, pridėjo, palygino ir taip toliau. Aš daug kalbu, bet turiu ką papasakoti, tai dar pasižiūrėkit, neprasukit. Atsimenu šitą nesąmonę? Va čia kas šitą. Žinot, ogi čia buvo duslintuvas mano. BMW. Nuostabybiškas. Dabar šito gabalo nebėra. Einam į duobę, parodysim, kas ten. Ką turim tokio? Tai ką turim? Turim nelabai gražias siūlės, bet jos laikys, tikrai. Turim lempos vietą naują, tai savo gražiai alkūnė plius minus. Gofrą turim lankščią, turim tą bakelį, kur sakiau, kur Eigis atvežė man. Toliau metalo įdėta vamzdis ir iki pat sujungimo. Tai realiai visa duslė pilnai beveik nauja. Iš šiukšlių, bet nauja.
Tečiu Arunčiukui ir Eigiui, kad parūpinama šiukšlių, kai kam šiukšlės, kai kam nešiukšlės. Atsiprašau. Bet man reikalingas dalykas. Norit, kad užveščiau? Tu užvesi. Tai va taip va, fainiai, gražiai, be jokių krrrr. Ir šrintuvas nekiauras iš niekur, viskas liuks, viskas faina ir patinka. Tai dabar ką? Apsitvarkau šitą bardaką. Šitą va čia. Dėdė paskolino balioną, ačiū labai jam, jeigu jis žiūri. Na, laikas, kad prisideda prie mano projektų. Mano šitas špingalėtas standartiškai pasibaigia, kai man mažiausiai to reikia. Einu tvarkytis ir ruošiu abi dverkas dažymui. Tai va, paskutinį kartą matot, jas tokias ir bus plius minus mašinos spalvos. It's all gonna be good, don't worry about nothing, don't worry about nothing now, it's all gonna be good. So breathe like you know you should, yeah, breathe till you've understood, until you're feeling like yourself again, feel the sunlight on your skin, keep your heartbeat beating, go on, breathe in. Dažymo kamera profesionali. Nevykusis suvaras. Dažysim. Ką tai, turim naują dieną. Krapštaus jau virš valandos, tai ką aš čia padariau, susitvarkiau garažą. Čia tvarkingiau, čia tvarkingiau, čia tvarkingiau, čia tvarkingiau. Tai updėtas. Kapotas dar vis retėja metalo ant kapoto. Ir kas padaryta? Tai padaryta šita va skardava. Realiai nesitikėjau, kad taip gerai gausis ir taip stipriai. Realiai labai čia gerai guli. Tai šitas kampas kaip ir viskas. Lygia šita skylutė, nelabai matosi, bet čia skylutė yra, čia skylutė yra, čia skylutė yra ir šitos 3 skylutės. Ir virinimas bus pagaliau baigtas. Atsiboda, bet yra kaip yra. Ką turim? Turim nutamsintus galinius langus. Man taip labiau patinka šiek tiek. Toliau turim makaronus sutvarkytus, neigi sutvarkė, o taip visai labai gražiai. Toliau, ne, magas veikia, bet dabar akumas atjungtas, tai nerodysiu, bet magas veikia ir gan gerai groja muzika, kas mane nustebino. Toliau, nieko, daugiau nieko, tokio įspūdingo. Makaronai sutvarkyta, daug elektros tikrai sutvarkyta Eigio, tai ačiū jam standartiškai. O šiandien planas pasidaryti šitas va skylės, kad būtų pagaliau galima būtų siūlės šveistis ir išsakyti, ai, turim gi nudažyti sargas. Tai visai gražiai atrodo. Spalva per kamerą nesiskiria, bet šiaip 9 iš 10. Kaip paskubom, greitom, išsakyta, tai labai fainiai, labai gražiai. Tai nieko nelaukiu, persivilku ir einu toliau pjaustyti, mirinti.
Tai trumpai, darbai visai pabiški juda. Dažas, tai čia va tokie va reikalai. Ir ties čia, kol kas atrodo baisiai, skylė, surudė. Vamzdeliai saugiai va nuo pjovimo, viskas kaip turi būti pagal safety visą. Tai nusipjauna, va čia va yra stabdžių trišakio va šitą va, kuris nėra supuvęs dar. Laikiklis ir bako juostos ten viduje kažkur turi būti šitos va. Šokame virš, parodžiu, kas gauna. Čia dar teks papjaustyti biškelį, nes čia dar iš apačios daugiau pakalio negu reikėjo. O taip va, viskas čia, saugiai. Nespūs, krekdė. Va, čia bako juosta. Čia stabdžių slangų šitų trišakio. Tai pasidedam. O šiaip tai išpūvė. Tiek va buvo, nu kaip, daug mažiau išpūvė. O tiek va, nieko baisaus čia išvis. Bet, kadangi čia apipūvė pradėjo, tai geriau viską. Didelį lopinį, bam, 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 bam. Kapoto tikiuosi užteks įsikregdį, nes dar radau, kad ir tai pusė reikės 2 lopinių jau. Nu tai... Turim naują dieną, nežinau, jau kelintą dieną, čia toks video biškelį gausis apie nieką, daugiau kalbėjimo negu darimo, nes vakar, užvakar, kada čia buvo, užvakar, kai va čia va, pjausčiau, va, buvo čia va kamerą pasistatęs ir apdeginau objektyvo kameros, tai sorry, tokių timelapsų daugiau nebus, nes nu tiesiog neturiu kamerai apsaugos. Jeigu turit GoProškį, kelintą čia? 8, man atrodo. Nu kažkurį tai. Jeigu turit, jo, 8. Jeigu turit 8 rėmelį ar kažką tokio, arba turit, žinot, kur patart galima, kad nusipirkti ar kažkaip tokio, būtinai parašykit komentarą. O ką toliau? Toliau turim bardakėlį čianai, tai kodėl čia sėdynė išversta? Eigis užsiminėja va tokiais reikaliukais. Čia, kaip matot, čia biški šviesų, ten biški šviesų, čia biški juoda. Darom, kad biškelį tvarkingiau būtų salone. Tai haltūrinam, dažydami stoikės, visas šitas, bet vėl baigėsi gruntas ar dažai, nežinau, ko mes ten dažom, Eigis to nusiminėja. Tai ties tuom sustosim truputėlį. O šiaip tai kodėl čia išrinkta viskas? Stoikės reikėjo sudėti, bet pasirodo buvo va šitas mėlynas laidas per viršų, bet kaip ramestas. Tai automatiškai reikėjo dar kalonkės prisukti. Kalonkės buvo prisuktos po 2 samarėzus. Nu blemba, nu tipo, nu kodėl čia viskas taip visur vos negrandioziškai išeina. Kur prikliudai, ten nupyzė, nu viskas daryta, perdaryta ir viskas padaryta šudinai. Tai mes netokiai, mes darom normaliai, tai reikia pasidaryti normaliai, todėl gaunasi iš mažutės skylutės, va tokia va skylyna pasidaro. Nu tai taip gaunasi, karočią, kai nori pasidaryti normaliai. Tai ką čia dar jums papasakot? Pasidariau lopinį, tai šiandien apsistosiu ties šitos va skylės. Matosi, čia nesimato? Čia va. Tuoj. Ne, negaliu atversti. Slaužysi ką nors? Faktas. Nu va. Ties šitą skylę. Tai jau vieną lopinį, kaip matėte, turiu pasidaręs va čia va. Reikia sudėti, sukabinti, suvirint. Tada dar vieną reikės išsilenkti ir va čia va dar vieną. Tai šitai skyliai, 3 lopiniai. Ir dar va šitas gabaliukas reikės. Nežinau, čia reikėjo gal iškart. Nu, bet ir kaip yra. Tada reikės... Ką čia turim? Bako juostą atšveist. Kiek įmanoma prisivyrint kažkaip. Ir stabdžių trišakio laikiklį atšveisti irgi reikės.
susitept, supurkšt kažkom ir irgi prisvirint, kad ryšakis kabėtų kaip turi būti. Tai va, tai tokia šiandien istorija. Ai, dargi va čia va turim va. Čia nepadaryti ir čia nepadaryti. Tai šiandien ties va čia va aš ir įstriksiu. Vėl daug kalbu, vėl neįdomu, jau virš 3 minučių. Nu tai sorry, bet nu taip yra. Tai einu persvelgtus, į kur pečiu. Bardaką biškelį šitą prasirenku standartiškai. Ir einu vyrinti. Tai kažkaip galbūt pasistatysiu kamerą, kad kažkaip geriau matytųsi. Tai jeigu pasistatysiu, tai būtinai dėl to paspauskit laiką, nes kamera tai tik dėl jūsų. Nu, aukoju ir parašykit komentarą. Tai atsigauna šitą šiukšlę, dar kapotą prikabinčiau sedano. Nes čia toks va, lygus, gražus. Nu tai va, tai darbuojamės ir tikiuosi, kitą savaitę turėsiu vieną iš 2 brangiausių pirkinių šitai mašinai, kurio nori, nenori reikia, nes čia biteris, nepamirškim to. Kuris eis tieka dar, jeigu išgyvens žiemą, aišku. Tai galbūt kitą savaitę turėsiu išsisukimą, tai vėlgi daug kalbų, neįdomu, būtinai parašykit komentarą, paspauskit laiką, nes šitą mašiną filmuojama tik dėl jūsų smalsumo. O jeigu dar norit pamatyti, kaip ten Barn Find, ar kaip ten, nežinau, nemoka aš angliškai kalbėti, tai tas, kur apleistas ir stovi daug metų, jau 4, tai parašykit irgi komentarą, papasakosiu, kas, kaip, kur, dėl ko ir koks planas toliau su ta kita. Tai va, einu dirbti. Honey drips slow from the moon's despair. A taste so. Nu, tai kaip ten gaunas? Ne, pasirodo nesigauna.